Tai buvo jaunų žmonių susibūrimas, jaunų žmonių, kurie turėjo labai daug vilties, buvo labai alkani ir turėjo labai didelio noro būti kitokie. Tai užbūrė žiūrovus savo energiją, savo nuoširdumu, tikrumu, kuris ėjo iš scenos, nes žmonės nevaidino, o gyveno scenoje. Bohemiečiai pakeitė Lietuvos žmonių požiūrį į operą. Manau, kad opera pasidarė žmonių gyvenimo dalis. Opera pasidarė cool, seksi, jaunų žmonių žanras, o ne kažkokių tai naftalinių pensininkų. Ar patinka klasikinė muzika, ar nepatinka, žmonės susirenka. Ar jie ateina pažiūrėti spektaklio, ar jie ateina pasigrožėti fantastiškais Statkevičiaus kostiumais, ar jie ateina pažiūrėti dekoracijos, nesvarbu, kaip mes juos prisikviečiame. Labai fantastika, kad mes tą puslapį verčiame būtent čia pajūryje, nes manau, kad yra labai daug žiūrovų, labai daug žmonių, kurie girdėjo apie bohemą, bet niekada negalėjo atvažiuoti ir kad jie visi dabar galės ateiti pasižiūrėti. Ir kad Klaipėdos muzikinis teatras turi labai stiprų kolektyvą ir labai daug drąsos būtent imti šito pastatymo ir parodyti Lietuvos žiūrovam naują operos talentų kartą. Ponai, tiesiog yra privalu šią vasarą pamatyti bohemą su fantastiniu jaunimu, nuostabia dekoracija, genialiais Statkevičiaus kostiumais. Nu ir ką jau pasakyti, ateikite bent pasižiūrėti, kągi ir aš tenai pridariau prieš 10 metų.